Nuo senų laikų lietuviai priima imigrantus ir užsieniečius į savo visuomenę ir šalį. Ruklos pabėgėlių priėmimo centre gyvena nemažai prieglobstį gavusių užsieniečių. Šią savaitę jie susipažino su pavasarinio virsmo ir krikščioniškųjų Velykų šventės papročiais. Kiaušinis yra bene vaizdžiausias virsmo, naujos gyvybės atsiradimo simbolis. Todėl per Velykas kiaušinis svarbiausias apeiginis valgis, pažymintis gamtos ir žmogaus pavasarinį atsinaujinimą. Centro gyventojai, ypatingai vaikai, su malonumu dažė kiaušinius, sužinojo apie kiaušinių marginimo būdus ir pabandė ornamentuoti vašku. Vaškų papuoštas kiaušinis pamerkiamas į dažus ir laikomas, kol įgaus norimą spalvą. Tuomet vašką galima nugramdyti arba nutirpinti trumpam įleidus kiaušinį į karštą vandenį arba tiesiog palikti. Po kiaušinio dažymo žinomiausiai ir plačiausiai paplitę velykiniai papročiai bei žaidimai buvo kiaušiniavimas. Kiaušiniauti eidavo visoje Lietuvoje kaimo vaikai, ypač piemenėliai ir persirengėliai. Kiaušiniautojas, kai eina gryčion, laiko rankos myliaus piršto burnoje, visi žino, ko jis nori ir duoda kiaušinių. Gražus vaikų būrelis, tai ką dabar pasakysite? Kokį čia dabar susirinkote, ką čia dabar norite iš mūsų? Ar jau visi? Aš mažas vaikelis, kaip pupų pėdelis. Po kiemą einu, kiaušinius renku. Kepurėlę laikau, gaspadinę prašau. Oi, kiek nori vaikučiai kiaušinių? Labai nori. Kodėl pasiimkit vaikučiai. O kada lygiai? Va, tai varimam nešamės lovelę. Visi išsirinkos, labai karštinį. Vienas iš pagoniškų ritualų tvirtai įaugęs į šią šventę – margučių mušimas. Visi šeimos nariai pasiima po vieną margutį iš indo. Tas, kuris neatsargiai išsirenka suskilusi, bus tinginys visus metus. Išsirinkę kiaušinius, visi stengiasi sumušti kito. Ta, kuris vienintelis sugebėjo išsaugoti sveiką margutį, sėkmė lydės visus metus. Buvo manoma, kad laimingą margutį reikia išsaugoti iki kitų Velykų. Anksčiau visi eidavo į kiemą ridinėti kiaušinių. Buvo tikima, kad kiaušinių ridenanti žemė gyvybinė energija iš jo persiduoda žemei. Ridenama buvo nepaprastai, o nuo specialaus medinio lovelio. Ridinėti galima dvejopai, varžytis, kieno margutis nuridės toliausiai, arba kieno margutis užkliudys daugiau kitų. Užkliudyti margučiai ridenančiojo grobės. Šį žaidimą galima tęsti tol, kol vienas žmogus laimės visus margučius. Ridenimas taip pat populiariausias vaikų žaidimas. Prieglobstį gavę užsieniečiai gyvenantis Ruklos pabėgėlių priėmimo centre apie šią šventę sužinojo tik gyvendami Lietuvoje. Čečėnė Gubani sako, kad jų šalyje tokios šventės nėra. Aš žinojau, kad Lietuvoje yra tokia šventė. O apie jos tradicijas, kaip jinai švenčiama? Mūsų šalyje tokia šventės nėra. Mes nešvenčiam tokia šventė. Ar patinka? Šiaip savo patinka. Idris sako, jog jam labiausiai patiko marginti kiaušinius ir juos ridenti. Красят, катаются, мюзик и все. А до этого знал, что в Литве есть такой праздник? Да, я 1000 год назад мы играли в такие. Antrą Kartu мы играли как. Į tą pusę. Tai į čia. Taip, tada atgal. Susikimpam, aš jam parodysiu. Nu, ir bėgam. Nu. Spėlėjim.